Ir tos rytoj draugiškos rungtynės, per jas kažką galima pasitreniruoti, ar tiesiog tai atsisveikinimas su žiūrovais čia Lietuvoje? Ne, tai reikia treniruotis vis tiek, turim jau tų treniruočių nedaug lygo, tai proga ir gera treniruotė ir žaidybinės situacijos ir viskas, mes aišku nesam labai pažįstami su ta komanda, bet reikia toliau dirbti ir gerinti tą žaidimą ir geriausiai gerinti per varžybą. Ar labai nuotaika sugadino vakar dienos varžybos? Ne, nėra kad sugadino, aš tikiuosi, kad mes su jais susitiksim olimpiadoje. Čia tos draugiškos varžybos pažiūrėsim, kaip reikės iš tikrųjų žaisti, kas bus tada. Prieš išvyką į Rusiją Kemzūras sakė, kad problema yra deriniai dabar. Vakar matėme, kad iš tiesų tas išpildymas nėra labai geras. Ar tai viena iš pagrindinių problemų šiame metu rinktinėje? Ne, aš nemanau. Imant vakar varžybos gal biškai tas nusiteikimas mūsų buvo netoks, bet susidėjo daug tokių, jie biškai išmušė mūsų iš vėžių vienu metu, po to dar buvo šilpukų visokių ir viskas ir mes paprasčiausiai pasidavėm tam tokiom emocijom, o tas varžybos nebuvo 20 taškų varžybos. Ar kažkas pasikeitė tau tapus kapitono komandos, tau pačiam? Geležinė tvarka atsirado. Ne, aišku, kad nieko nepasikeitė ir čia gal tas kapitonas vis tiek yra fanų visiems žmonėms yra daugiau čia, bet žinot, komandai kaip buvo, taip ir yra ta tvarka, aš tik palaikau ją. Anksčiau Robertas sakydavo kalbas karts nuo karto suviendavo komandą, ar tau tenka kažką pasakyti, ar tiesiog komandos žaidėjai patys susitvarko? Ne, aš sakau kalbas, bet pas mane tu pip per daug būna, tai žinot, daug kas nesupranta, nes tas emocinės kalbos su daug rusiško prieskonio. Žinot, kiekvienas vyresnis buvęs ar daugiau, tai pasisako, kada reikia ir kaip reikia ir, žinote, per daug kalbų irgi negali sakyti, po to niekam neįdomus bus ir niekas nebeklausys. O kas geriau sako garsiau mes už Lietuvą, jūs ar Javtokas? Ne, tai šis tokiais klausimais dar paklauskit, ko nors kas gražesnis. Tai žinom, kas gražesnis, žinot, čia. Kas gražesnis. Čia gerinkimai. Kas dar, tai žinot. Ne, tai koks skirtumas, kas sako, vienas yra faktas, kad Robinio trūksta ir jie trūksta kaip kapitono ir kaip žaidėjo mum ir sportas yra sportas, krepšinis yra krepšinis, turi eiti į priekį, turi kažkaip kamšyti skylės, nes niekas mūsų nesigailės, niekam tai neįdomu, čia yra dalis sporto traumas.